Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Tikriausiai visi esate girdėję frazę vienas lauke ne karys, tačiau su to nesutiktų suomių snaiperis per 3 mėnesius nukovęs daugiau nei 500 sovietų karių. – 1939 m. žiemą Josifas Stalinas nusprendė užimti Suomiją, tačiau jis nežinojo apie Simo Haigą, žmogų, kuris raudonarmiečių gyvenimą pavertė tikrų pragaru. Jis taip vadinamo žiemos karo metu per 100 dienų Anapilin pasiuntė 505 sovietų karius. Sovietai įvairiausiais būdais bandė atsikratyti Simo. Bombardavo teritoriją, kurioje buvo Simo dalinys. Siuntė savo snaiperius, kad sumedžiotų Suomį. Tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi. Tiesa, vienas sovietų snaiperis pataikė Haigai į žandikaulį. Simo komoje išbuvo 11 dienų, tačiau Haiga išgyveno ir atgavo sąmonę tą dieną, kuomet buvo paskelbta taika. Simo mirė 2002 metais, sulaukęs 97 metų. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.